bet metė visai gerą metimą. Jako Klobučiaras. Slovėnai šiandien pataikė 7 tritaškius iš 26. Nieko ypatingo. Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos pataiko Mantas Kalnietis. Tai viso labo tik tai trečiasis Lietuvos rinktinės tritaškis, tačiau jis vėl siunčia komandas į minutės pertraukėlę, kurios dabar prašo Slovenija. Ir vėl tik 3 taškai skiria komandas, taigi Lietuvos rinktinė nelabai gali klysti šitos atakos metu. Kalnietis, veiklus, Manto Kalniečio metimas iš toli ir Mantas Kalnietis tais 2 tolimais metimais labai priartina Lietuvos komandą prie pergalės šitose rungtynėse. Jonas Kazlauskas irgi, kai tik tai yra galimybė, keičia tuos, kurie Lietuvos komandai to padaryti nepavyksta ir tokiu metu. Reikia pataikyti ir antrą baudos metimą. Pataiko Mantas Kalnietis 80-76.